Labadiena, gerbėmėjai žiūrovai. Šiandien mes pradedame savo transliaciją iš Mažeikių miesto centrinio stadiono, kur Riekin. Ir čia žaidžia vienas prieš vieną Musashi Fujiyoshi. Štai koks, toks perdamas smūgis. Taip. Vėl šiltas. Ir šį kartą meta kamuolį ir toks rikošetas. Šiandien teisėjas leidžia gana tokį aukštą kontakto lygį. Zubausko smūgis ir įvartis. Darius Zubauskas tampa tikra atmosferos rykštė. Priminsiu, kad jis pelnė vienintelį įvartį pirmo rato rungtynėse. Tuomet 1-0 Neptūnas laimėjo Klaipėdoje, o dabar Šulco klaidą. O čia vėl puikiai sužaidė Adomas. Čia matome jau bus ir kortelė. Ir neaišku kokios spalvos. Jau kyla emocijos, kyla aistros. Raudona kortelė teisėjo rankos ir greičiausia Adomam Gudinui ir bus parodyta. Ir nusprendė, kad iš vadimo Služickio toj pozicijoje naudos komanda daug daugiau nei kad iš Taraso. O čia lygina rezultatą. Lygina rezultatą atmosferą ir 1-1. Labai greitai. Kantas Eki, 71 numeris, čia suveikė ta japoniška jungtis, apie kurią juokavau. Gražus prasiveržimas kraštu, perdamas į baudos aikštelę ir ten perdamas kairienčia pavojus, smūgis nesigavo. Arnui Andrijauskui, ar jau klaipėdiečiai. Perėmė jį, Zubauskas, Diawara. Zubauskas baudos aikštelė, Darius Zubauskas ir nėra. 56 minutė. Diawara prieš Liutaurą Jušką. Ir tikslus smūgis, Neptūnas vėl priekė. Būdami 10 klaipėdiečiai 10 sugeba įmušti įvartį, kuris šiuo metu išveda Neptūną vėl. Čia labai pavojingas perdavimas, kamuolys atsitrenkė į skersinę. Derūnovas smūgis ir rezultatas tampa 2-2. Laukė, nors turbūt laukė nebūtų teisingas apibūdinimas. Ieškojo ir rado savo progą 4 numeris Kazimas. Gritkus. Geras perdavimas, rikošetas ir trečias įvartis. Komandos draugai, aišku, bėga sveikinti Taiga Horikoši, bet žiūrime epizodo pakartojimą. Čia rikošetas nuo gynėjo, nelaimė įvyko. 6 numeris, Jutaro Funami. Funami bėga į baudos aikštelę, smūgis ir dar vienas įvartis. 4-2 po Jutaro Funami smūgio. Ir šis įvartis, šis tikslus žaidėjo pasirodžiusio po keitimo smūgis jau artina atmosferą prie gražios pergalės. Viskas. Dar vieną gražią, kovingą pergalę. Savo antrų rato jis įrašys gražų puslapį. Čia kiek nedaug trūko. Vitkus kamuolį kelia nesėkmingai. Levarė atgauna futbolininkus ir čia buvo turbūt ir viskas. Aidė teisėjo švilpukas. 4-2. Sveikiname Mažeikio atmosferą.